Kelk sėdmenis. 13 kortelė. Patogiai įsitaisykime savo saugioj malonioj vietoje. Atliksime nugarinės dalies tvirtinimą ir rotuosime su kaklu. Dažnai mūsų padėtis būna, kad kaklas į priekį, nuo to formuojasi ir kuprelė, tai kifoizinė laikysena. Nuo tokios padėties galva einant į priekį susidaro didelis kūno svoris mūsų viršutinėje dalyje. Ko pasakoje gali atsirasti galvos svaigimai, galvos skausmai, žiovulys, nuovargis, jėgos praradimas. Tai kaip mes atliekame, kad to išvengtumėme, mes stabilizuojame savo kūną, stipriname, laviname judesį. Patogiai laisvai atsisėdame, sukabiname rankas už kėdės, už ten, kur mes esame, kojas ištęsame į priekį, stebime kojų pozicijos, kad nežiūrėtų kairį į dešinę, žiūrime tiesiai, kiek įmanoma mano dubuo, petys, dubens lankas, pečių lankas, visas korpusas žiūri lygiai grečiai tiesiai ten, kur esu. Ir savo dubens lanką kelsiu į viršų. Kelimo metu sutrauksiu pilvą ir sėdmenis. Kaklą aktyvinsiu atgal. Neįsigaskit, kad tu jausite kažkokį keistą čia susitraukimą. Viskas gerai, mūsų raumenukai dirba. Tai sujungsime mūsų viršutinę pirmą centrą, galvos viršūnę su antru centru, su mūsų pilvu. Ir natūraliai pagal savo galimybės kelsim dubenį ir kaklą atgal. Kaklai grįžta, dubuo nusileidžia. Dubuo pakyla, kaklas sugrįžta. Dubuo nusileidžia, kaklas sugrįžta. O dabar viską kartu. Pagal savo galimybės atliekam judesį, jeigu jaučiatės, kas skauda, iki skausmo. Jeigu labai tikrai skauda, kreipkitės į specialistą. Kelk sėdmenis.